Gerai, ačiū. Kandidatė į Seimo narius Loreta Macionienė, partija Tvarka ir Teisingumas. Prašau jūsų prisistatymus. Labadiena, gerbiami rinkėjai. Esu Loreta Macionienė, gimiau ir gyvenu Jonavoje, todėl labai gerai pažįstu šio krašto žmonės. Baigusi vidurinę mokyklą įgijau kredito inspektoriaus kvalifikaciją, turiu 15 metų darbo stažo Lietuvos bankų sistemoje. Toliau taip susiklostė gyvenimas, kad sekančius 15 metų ir dabar dirbu vietinėje televizijoje, tiesiog kaip vadovė. Politikoje esu naujokė, politikos veikloje aktyviai nedalyvauju, esu partijos Tvarka ir Teisingumas narė. Palaikau šią partiją, nes manau tikrai, kad Lietuvai ir tikrai trūksta tos tvarkos ir teisingumo ir manau, kad tikrai politikoje reikia naujų žmonių, naujų idėjų, naujų minčių. Ir man labai įsiminė viena perskaityta frazė, kad valdžios valdymas tai yra tikrai labai sudėtingas darbas ir atsakingas, kad jį galėtume pavesti vien tik tais politikams. Tai manau, reikia klausyti ir tautos vardo. Kodėl jūs nusprendėte į rinkimus eiti būtent su šia partija? Jūsų ten, sakykime, tie visi skandalai visiškai neturi jums jokios reikšmės, nes partija įsivėlus į vairiausius skandalus. Be abejo, reikšmės tai turi, bet manau, kiekvienoje partijoje šiandien dienai yra ir skandalų, ir visokių nesklandumų. Bet aš pritariu šios partijos programai, nes kadangi, kaip ir minėjau, mums trūksta tvarkos ir teisingumo, ką aš ir palaikau. Tai jūs pasirinkot partiją pagal pavadinimą? Ne visai pagal pavadinimą, iš vienos dalies galima pasakyti ir taip, bet tiesiog šios partijos programa, jinai kaip jos tikslas yra svarbiausias, tai mūsų tautos likimas, rūpestis gyventojais, žmonėmis. Pritariu šiai partijai ir stengsiuosi tai ir daryti, kad Lietuvoje būtų gyventi geriau. Kodėl rinkėjas turėtų balsuoti už jūs visiškai neturinčią politinės patirties? Tai jūs nueisite į Seimą ir metus laiko mokysitės, kaip reikia dirbti, gal net ir ne metus Seime. Manau, kad valstybės valdymas tikrai jisai sudėtingas dalykas, bet reikia klausyti ir, kaip minėjau, tautos balso. Ir be abejo, ne vienas mes nesame čia jau žinantis viską, be abejo, reikia mokytis. Tai skirsiu tam daug dėmesio, bendrausiu su rinkėjais, gilinsiu problemas ir manau, kad tikrai galėsiu būti naudinga ir prisidėti prie valstybės valdymo ir žmonių gerovės. Kur įsivaizduojat save dirbančią Seime? Kokioje srityje pagal jūsų kompetenciją? Manau, kad ekonomikos. Kokiomis užsienio kalbomis kalbate? Rusų, anglų, vokiečių tik tais mokosi, turi didžiulį tikslą ir svarbiausia savo užduotį kelių išmokti, aišku, pirmoje eilėje anglų kalbą. Tai jūs einate į Seimą pasimokyti? Ir politikos, ir kalbų, ir darbo valstybės valdyme? Žmogus mokosi visą gyvenimą, to mes ir siekiame. Loreta Macionienė, ir jūs turėsit 1,5 minutės, nes labai sąžiningai tylėjote, kol vyrai čia diskutavo. Prašau. Be abejo, visi mes sutinkame su tuo, kad trūksta darbo, bet tam, kad būtų kuriamos naujos darbo vietos, reikalinga tikrai palanki verslo infrastruktūra. Aišku, taipgi ir investicijų pritraukimas, bet mūsų partijos programoje tai būtent yra mokesčių naštos lengvinimas, mokesčių mažinimas, ypatingai pradedančiajam verslui. Ir mūsų partijos programoje siūloma mažas apyvartas turinčiam verslui atleisti nuo mokesčių ir įvesti tik tai vieną pajamų mokestį, jeigu apyvarta vis 60 000 eurų. Ir žinoma, mažinti biurokratiją ir tiesiog galbūt kurti verslo inkubatorius, teikti daugiau paslaugų, konsultacijų ir galbūt kažkokių tai, žinoma,
vietos savivalda turėti skelbti viešuosius pirkimus, kad žmonės, ypatingai jaunimas, galėtų kurti verslą, teikti projektus tam tikrus ir turėtų palaikymą. Šiandien dienai tai tikrai yra sudėtinga padaryti, kadangi mes žinome, kad ir ateinantys viešieji pirkimai, jos laimėti yra tikrai labai nelengva ir pereina finansavimas stambesniems įmonėms. Na ir ypatingai smurkdomas yra smulkus verslas, todėl, žinoma, auga šešėlinė ekonomika ir atitinkamai žmonės ieško lengvesnių būdų, migruoja ir Ačiū. Aišku, atsakyti tiksliai šiandien dieną, ką galima padaryti, tai yra vienas klausimas - gerinti verslo sąlygas, mažinti mokesčių naštą. O kaip jūs įsivaizduojat mažinti mokesčių naštą? Kokius čia mokesčius planuojate mažinti? Gyventojų pajamų mokestį. Gyventojų pajamų mokestį. Iki kiek? Gyventojų pajamų mokestis turėtų būti mažinamas. Iki kiek jūsų manimi? Na tikrai, manau, Čia šiaip sugalvojot ar kaip? mokesčiai galbūt turėtų būti Koks dabar yra gyventojų pajamų mokestis? 15. Tai kiek jūsų manimo reiktų jį mažinti? Na, galbūt reiktų taikyti progresinę mokesčių sistemą. Kuo didesnės pajamos, Bet tuo čia ne apie didesnė tą patį mokesčių kalbam. turėtų būti. Jūs kažką painiojat. O iš kur, kaip tas skylės atsiradusias jūsų manimų galima būtų užkamšyti dėl sumažinto gyventojų pajamų mokesčio? Manau, galbūt pajamų paskirstimas turėtų būti kitoks. Loreta Macionienė, ką jūs manot? Kada Lietuvoje galima bus gauti tokį atlyginimą už nekvalifikuotą darbą? Šiandien dienai, kaip keistai beskambėtų, galiu pasakyti, kad galima. Ir aišku, valstybinėse įmonėse nekvalifikuoto tai ne, bet užsienio kapitalo įmonėse taip. Ir būtent tos įmonės, kurios prezentuoja į rinką ateinančias naujas prekes ir gaminius. Prezentantai, vadybininkai gauna tokius atlyginimus ir ne tik 1300, net ir didesnius. Jūsų pasiūlymas dėl vidutinio atlyginimo? Mūsų partija siūlo labai gražų skaičių 999. Aišku, kaip tai pasiekti? 20 metais. Tai per kadenciją ateinančią. Gerai. Loreta Macionienė ir jūsų pasiūlymai? Aišku, tam reikalingas priemonių kompleksas, be abejo, verslo sąlygų gerinimas, bedarbių integravimas į darbo rinką, pagalba socialiai remtinoms šeimoms, jaunimui. Tai konkrečiai jūs kalbėkit, tai jūs dabar pasakot tą patį, ką visi pasako, verslo sąlygų gerinimas. Kaip? Pagalba socialiai remtinoms šeimoms. Kaip? Išmokos vaikams, minimalaus atlyginimo didinimas, kelimas, Kiek? Mokesčių mažinimas. Kokių? Na, visų pirma, galbūt darbo jėgos apmokestinimas, kad sumažėtų. Pradėkime nuo minimalaus. Kiek jūsų manimų didinti reikia minimalų atlyginimą? Na, pagal partijos programą minimalus atlyginimas turėtų siekti 700 eurų. 700 eurų? Taip. Tai dvigubai tiek negu... Dvigubai taip, tai aišku sunku pasiekti tokių skaičių, bet tai, kaip mes žinome, litais tai minimalus atlyginimas buvo 850 litų, o kainos šiandien dieną praktiškai palyginus su eurą su litų yra vos ne vienodas. O jūs skaičiavot, kad tai čia kelintais, 20 metais? Per kadenciją, aišku, iki 20 metų. O skaičiavo, tarkim, infliacija, kaip gali paveikti tuos atlyginimus. Dabar turbūt reiktų didinti, o ne 20-aisiais. Palaipsniui. Tai turėtų būti didinama palaipsniui, ne iš karto, be abejo. Ką jūs ten dar minėjote? Paslaugos šeimai, parama šeimai, tai kas čia? Bedarbių integravimas į darbo rinką. Parama šeimai šiuo atveju, ką jūs turėjote minėti? Daugiavaikiams šeimoms. Tai kas konkrečiai? Pagalba. Pone Macionienė, ar jūs į Seimą einat ir kam čia reikia atsakinėti tuos klausimus? Numatyti vaiko pinigai kas mėnesį. Tai konkrečiai? Kol vaikui sukaks 18 metų, kiekvieną mėnesį mokėti po 100 eurų. Iš kur? Iš valstybės biudžeto. Gerai. Tiesą sakant,
Mūsų partijos programoje numatyta apmokestinti bankus ir įvesti 5 procentų sėkmės mokestį mažmeniniams prekybos centrams. Man vis tiek norėtųsi išgirsti, ar yra kažkoks paskaičiavimas, kiek jūsų siūlymai konkretus dėl įvairiausių lengvatų, didinimų, pašalpų, minimalios algos, senatvės pensijos kainuotų. Na, šiandien dienai tokių tikslių paskaičiavimų tikrai skaičių negaliu pasakyti. Ir manau, aišku, čia yra, tam turi būti sudaryta ilgas darbas ir didelė analizė ir šiandien dienai tokių skaičių vargu ar gali kas pasakyti. Gali būti siūlymas, o skaičiai tai jie darbo eigoje išaiškės. Ar jūsų manimų viso to reikia? Dabar jau jūsų asmeninės nuomonės klausiu. Ne kaip partijos atstovės. Didinti pensijas, minimalų atlyginimą. Be abejo. Kažkaip man sunku labai su jumis bendrauti, nes traukiu po vieną žodį. Gal gali, manau, kažkaip tai, jeigu jau nori tapti Seimo nare, tai, pasakoti apie save ir savo siūlymus. Ta prasme, kad pasakoti savo siūlymus, matot, mes visi kalbam apie tą patį. Mūsų visų ir kandidatų, ir partijų tikslas yra vienas - gerinti žmogaus gyvenimo kokybę, gerinti verslo sąlygas. Ir visi mes čia žadame, kad mes pakelsime atlyginimus, pakelsime pensiją, bet kaip tai padaryti tiksliai, nežinau, vargu ar kas gali šiandien pasakyti, jeigu tai būtų įmanoma ir jau būtų tai žinoma, tai kam tada kalbėti apie tai? Mano manimu, tai jau būtų senai padaryta. Šiandieną mes tik tai galime pateikti kažkokius abstrakčius pasiūlymus, o skaičiai tai vargu, ar jie šiandieną atitiks tikrovės. Tai abstrakčiai rinkėjai ir pabalsuos tada. Gerbiami rinkėjai, kviečiu visus ateiti spalio 9 dieną, išreikšti savo pilietinę nuomonę, padaryti teisingą sprendimą, o pažadėti tai galiu tik tai vieną dalyką, kad dirbsiu dorai ir sąžiningai, tikrai skirsiu daug laiko bendravimui su rinkėjais, su gyventojais, ir kad Lietuvoje būtų gyventi geriau. Čia visi taupot laiką. Turit po minutę.